Kai į gyvulininkystės ūkį atvyksta Respublikinio veterinarijos aprūpinimo centro specialistai, ūkininkai džiaugiasi profesionalumu ir gera konsultacija. Retas pagalvoja, iš kur ateina šis gebėjimas, įėjus į tvartą pamatyti kasdieniam žvilgsniui nepastebimą problemą. Respublikinio veterinarijos aprūpinimo centro direktorius Robertas Toškus sako, kad tai 30 įmonės veiklos metų patirtis ir žmonių meilė savo darbui. Komandoje tikrai dirba daugybė talentingų savo srities profesionalų ir kiekvienas turi savo kryptį. Nesiekėme paslaugas teikti plačiai, tačiau galbūt šiek tiek siauriau, bet labai išmaniai ir įsigilinant į vieną ar kitą sritį. Didelį dėmesį skiriam mokymuisi, nuolatos organizuojama seminarus ne tik savo ūkininkam, bet ir personalui. Važiuojame į vairias konferencijas, stažuotės, tobulinamės kartu su užsienio partneriais. Prieš 30 metų pradėjusi veiklą įmonė tik prekiavo veterinarinėmis priemonėmis, o dabar veikla plati – nuo vaistų prekybos iki pašarų gamybos. Galim pasidžiaugti, kad veikiam daug didesniam paslaugų areale ir galėčiau išskirti keletą pagrindinių tokių įmonės veiklos krypčių. Tai pirmoji būtų prekyba pašarų papildais, medikamentais, įvairiais instrumentais. Antroji kryptis, kurią labai stipriai mes šiai dienai plečiame, tai yra veterinarinių paslaugų sektorius. Turime 5 klinicistus, veterinarius gydytojus, kurie pastoviai lanko ūkininkų ūkius ir atlieka tiek rutinės, tiek ekstra pagalbos paslaugas. Trečioji įmonės veiklos rytis yra įsagų platinimas ir gamyba. Tai reiškia, platiname tiek pačius pirminius ausų įsagus gyvuliams arba galvijams pagrindinai, o taipogi ir atgaminame pamestus įsagus. Ketvirta įmonės veiklos rytis yra mobili malūnų paslauga. Praktiškai augome kartu su ūkininkais ir žemės ūkio bendrovėmis. Matėme, kad nuolatos diegiamos naujos technologijos, yra tobulėjama, išmanėjama, ateina įvairius programos, kurios nukreiptos į klimato kaitą, tvarumą ir taip toliau. Ir to pasiekoje mes turėjome adaptuotis, įdiegti naujas technologijas, augome kartu ir šiai dienai noriu pasidžiaugti ir pasigirti, kad tiek ūkininkų sąmoningumas yra ženkliai išaugęs, tiek mūsų jaunų specialistų karta taipogi žengia kojon su naujom technologijom. Įmonėje dirba apie 50 darbuotojų ir didžioji dauguma gyvulininkystės specialistai. Mūsų komandoje 95% darbuotojų yra veterinarijos gydytojai arba kitos srities žemės ūkio specialistai. Noriu pasidžiaugti, kad 50% tų darbuotojų dirba 5 arba daugiau metų. Tai rodo, kad atmosfera yra gera ir darbuotojai yra lojalūs. Daugiausia turime veterinarijos gydytojų, jų yra kone pusė. Dauguma iš jų yra pardavimų vadybininkai, šėrimų konsultantai, ar tiesiog veterinarijos gydytojai klinicistai, kurie vykdo kasdienę veiklą ūkiuose. Toliau taip pat turime logistikos padalinį, sandėliavimo ir logistikos padalinį nuosavą. Veterinarinės paslaugos, šėrimo konsultacijos yra vienas iš svarbiausių bendrovės veiklos sričių. Tam reikia ir gerų specialistų, ir kokybiškų priemonių. Esame mūsų naujame sandėlyje. Įmonė plėti komandą, plėti veiklą ir susidūrėme su iššūkiu, kad turim priimti sprendimą ir keltis į didesnės patalpas. Tai su naujais sandėliais iš principo teko priimti ir naujus iššūkius, tačiau šiandien galime pasidžiaugti, kad įmonė atitinka gerosios produktų platinimus reikalavimus ir mūsų klientus pasiekia tik tai aukštos kokybės produktai. Tai kaip pavyzdys esame įsidiegę ir automatinę temperatūrų stebėjimo sistemą, investavome ir į pilnai automatinę vėdinimo sistemą, ko įtakoje
mums nebeaktualu aplinkos temperatūra ir mes galime taip pat užtikrinti tinkamą sandėliavimą. Ir viso to įtakoje be abejo laimi klientas, nes iš mūsų prekės išvyksta tik tai kokybiškos. Darbų turime sočiai, nuolatos turime dirbančių sandėlyje žmonės, kurie, kaip sakant, dirba tam, kad patenkinti klientų poreikius. Turite ir veterinarijos specialistų komandą, kurie nuolat važiuoja į ūkius, turi sudarę sutartis nuolatiniai priežiūrai. Mūsų specialistai, nepaisant ar ūkininkas deda pašaros, ar jisai užsiėmęs sėjos darbais, mūsų specialistai vis tiek vyksta į ūkį ir atlieka darbus. Jie nuvažiuoja, be abejo, įvertina, prižiūri bandos sveikatingumą, atlieka visus profilaktinius darbus, rūpinasi vakcinacija ir be abejo tuo metu klinikinių darbų, klinikinių gydymų, jeigu mes turime tuo metu nuvykę klinikinių atvejų. Pašarų gamyba, pašarų stebėsena, jų kokybės stebėsena, kaip tai vyksta ir kas atlieka? Labai geras klausimas. Iš principo šitą priežiūrą vykdo visa RVATS komanda, dėl to, kad esame praėję mokymus nuo vadybininko, gydytojo iki šėrimo konsultanto ir ūkį užtikrinam dažną vizitą, kad galėtumėm pastebėti tą problemą ir nuvykus tiek daktaras, tiek vadybininkas, pastebėjęs problemą, be abejo kviečiamės pastiprinimą, nes turime atskirai šėrimo konsultantus, atskirai turime silusų specialistus ir identifikavę problemą mes pasirenkame, kurio komandos reikia mums tame ūkyje ir mes ją galime išspręsti profesionaliai. Važiuojate jau 30 metų į ūkius, bendraujate su ūkininkais, kurie augina gyvulius, kaip jie keičiasi, jų požiūris į specialisto konsultaciją? Iš tiesų galimai keičiamės kartu, be abejo stengiamės lyderiauti ir būti pirmi, kad galėtumėm pasiūlyti maksimaliai naudingus sprendimus ūkiui ir ar tai dėl didelio darbo indėlio mūsų, bet tai tikriausiai yra bendras indėlis, kad vis daugėja ir ūkininkų, kurie tiki, kurie nori daryti ir kurie supranta viso proceso svarbą, kad nėra nereikalingų detalių, kad viskas susideda iš mažų detalių ir tik tai jos gali nuvesti į sėkmingą tą gerą procesą. Pusė bendrovės darbuotojų kasdien lankosi ūkininkų ūkiuose. Jų darbas įvertinti bandą, pamatyti taisytinas vietas priežiūroje ir padėti ūkiui susitvarkyti su kuo mažesniais nuostoliais. Kad galėtum padėti kitam, reikia mėgti savo darbą. Augau ūkininkų šeimoje, tai nebuvo svetima ir pasirinkau tą kryptį stambiųjų gyvūnų gydymą, nesmulkiųjų. Ir šis darbas tai kasdienis bendravimas su ūkininkais, su ilgametę patirtį turinčiais kolegomis skatina judėti į priekį, tobulėti ir padėti ūkininkams jų kasdienybėje, gyvūnų gydyme, gerovėje. Su Respublikiniu veterinarijos aprūpinimo centru mano pirma pažintis prasidėjo 95 metais, kada aš pats dar dirbau gamyboje, vyriausiu veterinarijos gydytoju. Laikui bėgant, taip likimas lėmė, kad teko įsidarbinti ir dabar pačioj įmonėj, kurioje jau dabar dirbu 6 metai. Kaip čia sekėsi? Aplinkui daug jaunų žmonių, komanda jauna, energinga? Manau, kad puikiai viskas sekasi, kolektyvas yra puikus, priėmė mane, kaip sakyt, gan maloniai, sėkmingai, kildavo pradžioj klausimų, bet komanda padėjo juos atsakyti, juolab, kad tai darbas man nėra naujas toj srity. Šiaip jeigu kalbant apie veterinarijos farmacijos verslą, tai taip pat laiko dirbu nemažai, jau 16 metai. Tai kaip sakyti, sritis nėra nauja. Jeigu lygintume metai ar du atgal, tai mes išaugome 2 ir daugiau kartų, kai kuriuose segmentuose, kaip pašarų priedai ar ne, ar biopriemonių pardavimai. Per mėnesį parduotume daugiau negu 1100 tonų įvairiausių žaliavų ir priedų pašarams. Sistemoje pas mus yra daugiau negu 18 000 įvairių klientų kortelių. Pagrindinis mūsų klientas yra ūkininkas arba žemės ūkio bendrovė ir dauguma yra nuo 50 iki 250 karių, šeimos ūkiai, taip pat ir didesnės bendrovės. Šių dienų realybė tokia, kad ūkio dydis neturi įtakos technologiniai pažangai ir ūkio darbo kokybei. Nedidelis šeimos ūkis ar stambi žemės ūkio bendrovė visi gali gaminti ir gamina tokios pačios aukštos kokybės gyvulininkystės produkciją, sako Robertas Toškus.
Žvelgiant į 30 metų įmonės istoriją, norisi žvilgtelt ir į ateitį. Norime pasigirti ir pasidžiaugti, kad praktiškai metai, kaip esame įkūrę įmonę RVATS Latvija, tai yra mūsų dukterinė kompanija Latvijos rinkoje ir šiai dienai ten dirba 9 žmonės. Taip pat matome perspektyvas kitose rinkose, tokiuose kaip Estija ar net vėliau Lenkija. O kalbant apie Lietuvos plėtrą, tai matome, kad paslaugų sektorius tik augs. Ūkininkams tikrai reikia kokybiškų ir profesionalių paslaugų, todėl netolimoje ateityje ketiname įkurti laboratoriją, kurios pagalba tirsime ne tik pašarus, bet ir atliksime įvairius kraujo tyrimus ar kaprologinius tyrimus. Plečiasi ne tik paslaugos, bet ir Respublikinio veterinarijos aprūpinimo centro partnerių ratas. Mūsų ūkius pasiekė kokybiškiausios veterinarinės ir pašarų gamybos priemonės. Pasak įmonės vadovo, nesvarbu priemonė pagaminta Europoje, Malaizijoje ar Jungtinėse Amerikos valstijose. Svarbiausia, kad ji būtų kokybiška, partneris sąžiningas. Ūkininkai su kiekviena diena vis geriau supranta, kad mažiausia klaida šiandien skaudžiai atsilieps po metų ar 2. Dėl to net sunkiausių gyvulininkystės sektorių metu jie netaupo gyvulių gerovės ir sveikatos sąskaitą. Tai džiugina bendrovės darbuotojus, nes visada smagiau nuvažiuoti į ūkį profilaktikos tikslu, o ne gaisro gesinti.